Auksinio proto grandinėlės turi naują versiją – Čempionų lyga. Šiame Arūno Valinsko žaidime rasite ne tik naujus klausimus, bet ir ilgesnius grandinėlių iššūkius, kurie skirti tikriems čempionams. Pasiruoškite žaidimui. Žaidimo kortelės suskirstomas į 3 kaladės pagal vertę už 2, 3 ir 4 grandeles. Kiekviena kaladė išmaišoma ir visos padedamos viena šalia kitos stalo viduryje. Plastikinės grandeles laikykite visiems žaidėjams lengvai pasiekiamoje vietoje. Šalia kortelių visiems žaidėjams matomoje vietoje pastatomas laikrodis. Žaidimą pradeda žaidėjas išrinktas burtų būdu, toliau žaidžiama pagal laikrodžio rodyklę. Žaidimo eiga skirta 2 žaidėjams. Žaidėjas, kuris atsakinės, pasirenka kortelės vertę už 2, 3 arba 4 grandeles, o priešininkas traukia tos vertės kortelę, garsiai perskaito užduotį ir apverčia laikrodį. Atsakymui skiriama 1 minutė. Atsakantis žaidėjas gali paprašyti parodyti kortelę, tačiau priešininkas privalo uždengti atsakymus. Jei žaidėjas atsako teisingai, pasiima tiek grandelių, kiek vertas klausimas ir suveria jas į grandinėlę. Toliau klausimo vertę už 2, 3 ar 4 grandeles renkasi ir spėja kitas žaidėjas. Jei atsako neteisingai, nieko negauna ir traukia kortelę savo priešininkui. Šį žaidimo variantą galima žaisti ir komandomis. Žaidimo eiga skirta 3, 4 ar 5 žaidėjams. Žaidėjas, kuris atsakinės, pasirenka kortelės vertę už 2, 3 arba 4 grandeles. Priešininkas jam iš dešinės traukia tos vertės kortelę, garsiai perskaito jos užduotį ir apverčia laikrodį. Atsakymui skiriama 1 minutė. Atsakantis žaidėjas gali paprašyti parodyti kortelę, tačiau priešininkas turi uždengti atsakymus. Jeigu žaidėjas atsako teisingai, pasiima tiek grandelių, kiek vertas klausimas ir suveria jas į grandinėlę. Jeigu atsakymas neteisingas, žaidėjas negauna nieko, o teisė atsakyti į klausimą atitenka kitam žaidėjui, sėdinčiam jam iš kairės. Šis turi atsakyti per 5 sekundės. Jeigu antrasis žaidėjas atsako teisingai, gauna 1 grandelę mažiau. Atitinkamai už 4 dalių klausimą 1 grandelę, už 5 dalių klausimą 2 grandeles, už 6 dalių klausimą 3 grandeles. Jeigu antrasis žaidėjas taip pat neatsako teisingai, teisė spėti trečiam žaidėjui atitenka tik tuo atveju, jei klausimas yra iš 5 ar 6 dalių. Jei trečiasis žaidėjas atsako teisingai, gauna dar 1 grandelę mažiau. Už 5 dalių klausimą 1 grandelę, už 6 dalių klausimą 2 grandeles. Ir trečiajam žaidėjui suklydus, teisė spėti ketvirtam žaidėjui atitenka tik tuo atveju, jei klausimas yra iš 6 dalių. Nepaisant to, kuris žaidėjas spėjo paskutinis, toliau klausimo vertę renkasi ir pirmas spėja žaidėjas, kuris sėdi pirmajam atsakymą į ankstesnį klausimą pateikusiam žaidėjui iš kairės. Žaidimas baigiamas, kai ant stalo nelieka laisvų grandelių. Pasibaigus žaidimui, žaidėjai ištiesia savo suvertas grandinėles ir palygina jas. Laimėtojų laikomas tas žaidėjas, kurio grandinėlė ilgiausia. Pasirinktinai galite žaisti iki tol, kol kuris nors žaidėjas pirmasis suveria žaidimo pradžioje sutarto ilgio grandinėlę, pavyzdžiui 10 ar 20 grandelių. Susigrumkite nuotaikingame žodžių mūšyje ir išsiaiškinkite, kieno grandinėlė pati ilgiausia.